Sveiki visi regbio mylėtojai, esame Kaune, pradėsime pirmasias rudeninės Baltijos top lygos rungtynės. Penktojo turo uždarimą turėsime čia ir Kauno Ąžuolas priima vienus iš turnyrinės lentelės lyderių, Šiauliai Eksto. Coach, I see that you're a bit upset about the result, but it could be worse, as I said. Yes, I mean, if you spend 30 minutes in the first half in the opposition 22 and you don't come away with points, then yeah, you don't take your chances. So, and whenever they get into our 22, they get their points. So yeah, a little bit disappointing. A game that we could have won, but right at the end it could have been worse. We fought back nicely, so the guys showed character, and I'm pleased with that performance right at the end. Baltrex and Vairas left, 2 games left, and it's quite a strong both teams. And how crucial could be these 2 points at the end of the match, thinking about the final score of the regular season? Yes, tough. We make it now. Now we're playing against the historical better teams in the competition. So Virus and Baltrex. So we need to get some points out of that remaining game. So hopefully we can do that. Tai treneri, nežinau, sveikinsiu lygiosiam ar nesveikin, toks neutraliam žiūrovui labai smagios rungtynės gavosi, kaip jum? Aš manau, kad vis dėlto sveikint. Mes pirmi metai, kada šiek tiek susistiprinę, sugrįžom į tą top lygą, tai aš manau, kad čia vienareikšmiškai žinant, kad žaidžiam prieš labai stipriai galingą komandą, kuri turi platų didelį soliuką, labai daug galingų stiprių žaidėjų. Tai aš tikrai labai noriu pasidžiaugti už savo komandą, tikrai noriu pasidžiaugti už parodytą charakterį į gynybą. Aišku, labai daug dar kur reiktų padirbėti, labai dar daug dalykų, kur pametam kontrolę, pametam tą norą gintis, bet kokiu atveju tikrai aš labai džiaugiuosi. Aišku, lygiai taip pat džiaugiuosi ir už Kauną, jie galėjo ir pralaimėti prieš mus šiandieną ir likti tik su 1 tašku. Tai draugiškai pasidalinom. Tai aš manau, šiandieną abi komandos išeina su dideliu bagažu, ką apsvarstyti, ką pagalvoti ir ką paanalizuoti sekančiom varžybom. Maždaug 50 minučių daugiau žaidėt be kamulio, buvo atidavę iniciatyvą Ąžuolui, bet prasileidė tą pirmą žeminimą. Vėliau atrodo, kažką staigiai pakeitėt ir kokios detalės lėmė, kad paskutinį pusvalandį perėmėt iniciatyvą ir praktiškai galima sakyti, kad atidavė tas lygiasias, nebuvo jau beveik ir pergalė iškovota. Iš tikrųjų, šiaip nebuvo taip, kad mes čia perlaužėm kažką ar kažkur tais, ar jie čia perlaužė. Tiesiog momentais suklysta. Tiesiog jų momente suklysta yra gynyboje nepasitikta ir neužrištos rankos atliktas perdavimas. Taip ir mes pralaimėjom grumtynės, taip labai svarbios. Ir po to, aišku, jau patyrę žaidėjai pelnė taškus. Tai sakau, keletą klaidelių ir lėmė tą visą. O kalbant apie 50 minučių, kad mes gynėmės, tai čia yra labai, dar sakykime, kaip tas rezultatas, labai apylygiai jūs pasakėt. Aš manau, kad mes gynėmės gerokai daugiau nei 80 minučių. Tai va dėl to aš labai džiaugiuosi vyrais, kad jie parodė charakterį ir dabar garbingai galim išeiti į kelių savaičių poilsį. Ir tai yra viskas šiose rungtynėse. Arbitras skelbia rungtynių pabaigą. Tikrai neatsimenu tokio sezono Baltijos top lygoje, kad antros rungtynės sezone baigtųsi lygiosiomis. Na, Šiauliam šitos lygiosios duoda daug. Čia praktiškai užsitikrino jie vietą tame aukščiausiame ketverte. Ąžuolui panašu, kad teks dar dėl to ketverto pakovoti. Lieka jam Baltreksas, lieka Vairas.